Sveiki visi, su jumis aš Žamsgan, šiandien žaidžiam BMG Drive, būsime policijos pareigūnais. O štai čia mūsų policijos mašina, pareigūnai. Šiandien, kiek matot, pareigūnam išdavė naujus ginklus, tai yra pistoletas. Bandysime stabdyti mašinas su ginklais, kurios kažką padarė, tai laukime pirmos racijos iškvietimo. Taip, gautas pirmas iškvietimas, kad apvogė bankas. Banką apvogė. Ir bandysim sustabdyti kažkur. Va, furgonas važiuoja. Oi, policijos pareigūnai žiauriai nukentėjo ir policijos mašina žiauriai nukentėjo, ne ką mažiau. Sustok, nu ką tu darai? Sustok. Tuo mes jį pabandysim paimti. Va, eina, savo. Taip. Nu, Andriuška ir Tomas šiandien daugiausiai žiūri nukentėjo. Čia jau mirtinai tikrai viskas taip atsitiko. Taip. Nu jo, taip, kiek matome, vairuotojas iš vis nenukentėjo, nors jisai padarė didelį nusikaltimą. O šitai mūsų pareigūnai, visas faras išgriuvo. Durys net išgriuvo nuo smūgio. Pistoletas padarė labai mažai žalos automobiliui, bet viskas atsitiko blogiau negu galvojom. Taip, nu tai ką, pareigūnai tikriausiai gal grįž, gal negrįž atgal prie policijos mašinos, nežinau, ar jie eis tenai po tokio smūgio, ar jos ten kažkas nuveš. Tai gerai, laukime kito iškvietimo. Gautas iškvietimas, kad buvo pavogtas bulvės iš močiutės daržo, kažkoks pranešė močiutė, kosmonautas už vairo buvo. Tai bandysim jį sustabdyti, van jisai lekia. Iškart po ratų į ratus. Jo, policijos pareigūnus numušė, aš nesuprantu, šiandien policijos pareigūnam taip nesiseka, ar tiesiog jo specialiai pradeda numušti. Tai pažiūrėsim į tą automobilį. Mačiau, policijos pareigūnas neturi kelio gulėjo. Čia tikriausiai Andriuška buvo. Tuo mes pabandysim. Tuo sustosim. Laukit. Tuo. Va. Taip, nu tai ką mes galim pamatyti, bulvės pabėga vis dėlto. Išdaužtas galinis stiklas, policijos pareigūnas ant kapoto, kapotas visiškai sulenktas, čia policijos pareigūnai mirtina žala, manau. Taip pat sudaužytas priekinis stiklas, vairuotojas vėl nenukentėjo, bet kiek matome, pistoletas daro labai mažai damage'o, kadangi jisai pistoletas, nu ką, jis tik sulenkė kapotą, bet nesustabdė automobilio, tai čia yra blogiausiai. Taip, gautas pranešimas, kad važiuoja kažkur BMW vairuotojas. Jisai lekia labai dideliu greičiu po miestą, driftina ir stabdysim vėl, pasuka tiesiai pareigūnus. Vos manęs nenumušė. Dašaudam. Taip. Kiek mačiau, padarėm gan daug žalos jam. Policijos pareigūnai pagaliau gyvi. Pagaliau. Taip, va štai ir mūsų BMW vairuotojas žiauriai nukentėjo. Jeigu iškočia jo automobilis, tai nu negerai gavomis, bet jisai pats to prisprašė. Taip, nu tai ką matom, kapotas sulenktas, vairuotojo duris įlenktos belė kiek daug. Manau, jau čia nepataisoma, nors gal. Taip, stiklai išdaužyti. Nu, stiklas vairuotojo pusės išdaužytas. Priekinis stiklas taip pat išdaužytas. Vairuotojas vėl nemanau, kad nukentėjo. Vairuotojas vėl nenukentėjo. Taip, ką mes dar turim? Priekinis bamperis truputėlį čia sulūžo. Kaip ir daugiau nieko ir neturim, tai pistoletas vėl nesustabdė automobilio.
policijos šita reforma, manau, yra labai bloga, nes galėtų duoti nors kokius automatus, pavyzdžiui, kad nors kažkiek būtų daugiau šansų sustabdyti automobilį, bet kiek matom, pistoletas beveik nieko nepadarė. Taip, tai kągi, laukiame dar vieno iškvietimo ir jau važiuosime namo. Pranešimas, kad kažkokia mašina važiuoja didelį greičių ir dar plus pasakė, kad mašina be vairuotojo. Ai, tai čia Tesla. Vėl Tesla suka į policijos pareigūnus. Policijos pareigūnams šiandien visiškai nesiseka. Šiandien policijos pareigūnai, man atrodo, jie nori tapti gulinčiais pareigūnais. Taip, tai ką mes turim, Tesla nuvažiavo jau labai toli. Tuoj pažiūrėsim, ką mes padarėm jai. Taip, tai ką mes padarėm? Matau sudaužytą farą. Taip pat matau palenktas priekinis bamperis, kažkas jau išlindė. Palenktas kapotas, sudaužytas priekinis stiklas. Gal čia, nežinau, ar čia taip šiaip nebuvo. Dar galinis bamperis truputėlį, va čia sulinktas matosi. Ir sudaužytas. Tai kągi, ką mes šiandien supratom? Supratom, kad nieko čia gero, pistoletas labai nepadeda šitoj situacijai. Ir matėm, kad čia nukentėjo labai nukentėjo pareigūnai. Jie tiesiog pavirto į gulinčius pareigūnus. O visos kitos mašinos, kurios važiavo, tai pabėgo nuo mūsų. Nors mes ir padarėme joms kažkiek žalos, bet tai jų nesustabdė. Tai kągi, lauksim su jumis kitą video, kurį nufilmuosiu. Tikriausiai ten gal jau ir pavyks sustabdyti, kadangi ponas ministras mums skirs kitus ginklus, su kuriais gal jau pavyks mums juos sustabdyti. Tai kągi, ačiū, kad žiūrėjot, su jumis buvo Adams Gun ir iki kito susitikimo. Iki.